Susipažinkite, tai Kęstutis, jam 28. Kęstutis gyvena Toleikiuose, Kelmės rajone kartu su gyvenimo drauge ir 2 atžalomis. Jauna šeima pavasarį svajoja užveisti triušių ir vištų, pastatyti šiltnamį. Tiesa, savomis jėgomis to padaryti nepavyks. Prašys draugų pagalbos, nes Kęstutis beveik apakęs. Buvau numiręs. Su elektrošoko atkėlė. Nežinau, naminės išgėriau. Daktarai sako, kad spirto, bet aš spirto tikrai negėriau. Ilgai pagėriau tas naminę. Vieną rytą susuko viską. Tai atsitiko prieš 5 metus. Tuomet Kęstučiui tebuvo vos 23. Nuo to laiko Kęstutis aplinkinius mato tik per miglą. Jų veidų nebeįžiūri. Pasirūpinti vaikais ar gyventi savarankiškai jam būtų sunku. Tai ir valgyti sunku pasidaryti. Ir rūbų nesusirandu, kai reikia nors važiuoti. Kartais purvinus apsimauna nematina. Nors Kęstutis labai norėtų paprastų dalykų – eiti į darbą, užsidirbti, išlaikyti šeimą ir jaustis naudingu. Šiemet būčiau darbą gavęs, pamatė, kad 10% darbingams nepriėmė. Savo istorijos nuo kaimynų ir aplinkinių Kęstutis neslepia. Vis dėlto praeitį prisiminti jam skaudu, todėl su senaisiais draugais ryšių nebepalaiko. Kai kurių jų jau nebėra ir tarp gyvųjų. Norėčiau palinkėti ir draugams, ir taip, kad negertų tų naminių. Ir išvis negertų.